Ar juoda, ar balta. Tai įvardini ir tada iškart žinai, kur problema. Galvoji, kaip čia ją išspręsti. Suprantat? Ne, bet šių laikų pasaulyje mes nebegalim sakyti, kad čia yra rytai, čia vakarai, čia rusai, čia anglai. Nebėra taip, iš tikrųjų, viskas daug kitaip. Tiesa, tai iš ties labai susiję su šios dienos oru. Čia dangus, čia žemė, čia tik jau nebėra dabar šiuolaikinėme Kad šilta arba šalta būtų. Šilta arba šalta. Kas yra šilta? Vat kas yra šilta? O kas yra šalta? Ar kas nors gali man atsakyti šitą klausimą? Kas yra šilta iš tikrųjų? Tai gal šio klausimu ir baigiam. Janina Degutytė. Rinktiniai raštai. Nuo Lietkalnio. Vilnius 1988 metai. Pirmas tomas. Antras tomas. Ežerai išsidraikė aplinkui ir Lietkalnis kaip sala. Lik papėdės lazdynų prilinko spindulingo vandens. Raštas linksmoja rūgienos, žalios dėmės, eglaičių, pušų. Tokios didelės, žydinčios dienos ir tiek maža aš tau nešu. Tai mums klausytoja Janina Taip norėčiau iš tiesų. Janina iš Ginučio ir palinkėti meilės ir ramybės būsimiems jų namams ir sveikina vaikai, vaikaičiai ir anūkai ir skiria šią dainą. Vieną kartą balta duonienė važiavo keliu pro Lietkalnį. Jau buvo taip į vakarą leidusi saulė. Važiuoja iš lėto, arkliai žvengia žinginę. Tik staiga Girdi! tarp medžių kažką traškant, braškant, braškant. Pasuka galvą, mato važiuoja raitelis nuo kalno. Bernelis ir mergelė ir pasikinkė į ratus. Ar tai kiškį? Ar tai šunį? Ir taip lekia, kad net dulkės rūksta. O ana taip išsigando. Tik ragina arklius. Tai va. Užrašyta 1969 metais. O Ivanauskienės gimusios 1901 metais Ginučiuose. Prieš Kristų. Pirmas tomas. Antras. Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandien mes turime paskaitą apie bebrus. Čia yra gyvas bebro pavyzdys. Galite susipažinti, jis būna metro ilgio kartu su uodega. Parodykit uodegą. Štai uodega į kamerą atsukta. Taip, toliau šitie bebrai rausiasi urvas. Jo, yra riebaluotais plaukais. Ir gyvena vandenyje. Kas dar kolega?
negaila. O lūpdažio, kuris maksimum yra brangiai kainavo. Tik dėl tavęs mezgiau ir siuvinėjau kryželių. Dėl tavęs Lakavau. Lakavau pomidorų padažę. Dėl tavęs lūpytes padažiau, lūpytes padažiau, pomidorų padažę. Ir man gaila to lūpdažio, kuris maksimum taip brangiai kainavo. Mes turime kertinę miško buveinę. Klausimas iš žiūrovų, kas yra kertinis? Galbūt jūs, kolega, žinote, kas yra kertinis šiais laikais? Nežinau, kolega, bet matau, mes turime skambutį iš šitą Gotlando salos žiūrovė. Skambina, reikia jungti. Klausimas į eterį. Taip, prašome klausimą užduoti. Labą dieną. Aš girdėjau per radiją apie kertinį. Kas yra kertinis? Kertinis. Nu, galbūt jūs girdėjote šitą žodį anksčiau. Jo, tai kertinis akmuo. Kertinis atstumas iki žmogaus su kamera. Kertinis sakė kažkas tai. Tai va. Kertinis. Čia vardas toksai, žinau. Išjungkit. Tu aš tau skambinsiu. Taip, klausome. Labą dieną. Labą dieną. Kaip jums sekasi? Čia turbūt Ačiū klausimas. gerai, kaip tau. Dėl ko paskambinai šiandien? Aš dabar esu gamtoj ir man įkando uodas. Norėjau paklausti, ką daryti. O kaip, ar tau ir anksčiau kandęs uodas? Taip, Nu ir ką daryti? nieko nedarydavau, labai neštėdavau, galvoju, gal reikia kažką imtis jau daryti. Nu, matai, nu nelabai aš čia tau ką patarsiu. Tai kam tada jūs čia skelbėtės, kad jums skambinti? Aš tai nesiskelbiu, nežinau, iš kur jūs mano numerį gavo. Uodas. Mano mėlėjai. Kas šiais laikais yra uodas? Mes negalime. Šioje postmodernistinėje susvetimėjusi visuomenėje uodo sąvoka yra labai neapibrėžta. Ir negalima sakyti, įkando uodas ar neįkando. Va kur ta riba, kur jau uodas įkando iš tikrųjų? Nu skauda! Skauda, bet matote, skausmas. Kas yra skausmas, kita vertus? Skausmas tai tokia sąmonės forma, kuri net nėra visiškai realybė. Ar iš tikrųjų
Matai žmogų ar matai, kad čia vat skausmas? O jums yra Vat žmonių, žiūrėk. kurie jums yra skausmas? Žiūrėkit, gėlė, ar galit pasakyti, čia skausmas ar neskausmas? Vat ir negalime iš tikrųjų pasakyti, kas yra skausmas. Ir su uodu iš tikrųjų, taip, jis... Yra arba jo nėra, iš nu, tikrųjų, 50 procentų. Dabar šiais laikais matome netgi uodų krizę, tai šiokia tokia uodų sąmonė keičiasi pasaulėžiūra ir jie nebesupranta, kas yra. Ką jūs valgote? Uodus. Yes. Yes, Okay. yes. Can I have a translation, please? Sure. Yeah. So, here we are in the forest. Ir štai atvykome. Huge forest, as you see. Daug lapų matom. This place is probably not as familiar for the people from outside, from like Arizona, Kentucky. 100 kartų esu buvęs tokia miške. Nieko ypatingo. The trees, you see, the trees, they are like not exactly straight. That is a very specific type of trees that can grow horizontally and even downwards. Aš šitus medžius nusižiūrėjau iškirsti ir statysiu trobelę štai tenais. Nes labai tinkami. If you look up, you see the sky. The sky. Have you ever seen the sky? Probably haven't. So here's the sky. Meldžiu dievų pagalbos. If you look closely, you can probably find some sort of bird. The ones that. Yeah. Wait, you hear it? You hear? Aha, ir aš vieną dieną pakilsiu ten, kur mane šaukia balsai. Balsai. Yes. So let's start looking around. So you can, don't forget to search for the birds, for the sky, for the horizontal trees, and yeah, I wish you a good, nice trip. Yeah, journey back home. Tai va, nepraeis nei mėnesių viską čia išvalysim, sutvarkysim, išvešim žvyrą ir galėsim gyventi. Thank you. You're welcome. It's a pleasure. Not It was a problem. pleasure. It was a pleasure. Thank you. Ačiū. Love you. It was amazing. Crazy. Atsako, ačiū. You're beautiful people. I love you. Sako, ačiū. Viso gero.